norėčiau Jums parodyti trumpą pristatymą Google kalendoriaus. Tiems, kas nesinaudojate, tokį tik tai, aišku, čia jis turi tikrai labai daug visokių funkcijų, bet tokį tik elementarų, kad galėtumėt pradėti naudotis ir planuoti savo laiką mokymuisi ir kitom veiklom, žinoma. Tai aš čia esu dabar prisijungusi su savo asmeniniu paštu. Na ir iš tikrųjų, tam, kad jums nerodyčiau čia dabar, kiek aš turiu laiškų, tai noriu pasakyti, kaip nueiti prie kalendoriaus. Kai jūs esate savo Gmail pašte, ten, kur gaunate laiškus, pašto dėžutėj, tai va čia atėję į šitą kamputį, kur prie šito burbuliuko, arba jūsų nuotrauka, arba raidė, rasite va šitos 9 taškiukus Google Apps, ne? Ir čia rasite visus Google produktus. Paspaudę, jūs čia rasite viską. Va, ir Classroom'ą mes einame pro čia. Ir jeigu mums reikia kažkokių kitų tai priemonių, Google Meet ir panašiai, ar YouTube diską, Google diską naudoti, taip. Tai va čia rasite ir Google kalendorių. Va, paspaudę ant 9 taškiukų, paspausite Google kalendorių. Taip pat Google kalendorių galite naudoti ir telefonuose, tiek Apple, tiek Android sistemose, tiesiog parsisiųsti aplikaciją. Ir galite naudoti taip pat, matyti viską vienu metu. Dabar, kai ateiname į tą mūsų jau Google kalendorių, va šitą, kur aš čia dabar esu, tai kaip matote, va ši raudona linija, tai reiškia šią valandą, kur aš dabar esu. Va čia yra 20 valanda, ketvirtadienis, vasario 1. Taip? Na ir čia man rodo šią dieną. Ir taip eis šitą liniją, kad aš matyčiau, sakykime, jeigu mano va čia jau kažkur bus susitikimas, aš matysiu, kad jau artėja. Na ir dabar šitoj vietoj man patogiausias ir naudingiausias vaizdas yra, kai aš matau savaitę, tai čia yra savaitės vaizdas. Galima va čia nusistatyti, kad jums rodytų, pavyzdžiui, tik tai tą dieną. Na, va šiandieną mums rodys, va šiuo atveju, tada jeigu čia jums reikėjo daug ką prirašyti, tai dieną galite žiūrėti mėnesį. Vat, pavyzdžiui, čia visokios šventės sudėtos valstybinės, na, kaip matot, ispaniškos, na, ir jeigu čia automatiškai pagal vietą tikriausiai buvo. Na, ir galime žiūrėti visus metus. Tai va štai, kiek bus, pavyzdžiui, įvykių, galite matyti visus metus. Man darbui aš visada naudoju savaitinį vaizdą ir tada, jeigu aš esu ant savaitės, aš galiu slinkti atgal, pirmin, kur tik tai aš noriu ir vat keičiasi data ar ne, dar sekanti savaitė. Na ir taip pat galima, jeigu jums reikia, na sakykime, birželio ten kelintai dienai arba po kelių mėnesių įsirašyti kažkokį tai įvykį, kad jums nereiktų slinkti su šiuo slinkikliu per savaitės, jūs galite eiti va čia ir per mėnesius pereiti, kur jums reikia. Pavyzdžiui, gegužės 17 kažką norite įsirašyti, spraktelit ir jūs esat gegužės 17. Arba, pavyzdžiui, jums kažkas pasakė, žiūrėk, tave kviečiu į gimtadienį gegužės 17, pažiūrėk, kartu neužimtas. Tai popieriniam kalendoriui reiktų versti, o čia spraktelit, pasižiūrit ir matot tą dieną. Na ir toliau, dabar mes vėlgi sugrįžkime prie šios dienos, vasario 1. Na ir suplanavome, tarkim, mūsų konsultaciją grupės ir jinai bus kiekvieną pirmadienį 19 valandą. Tai aš paimu ir ją čia sprakteliu ant tos 19 valandos ir įrašau. Tarp kitko, geras dalykas tas, kad jeigu jūs kažkur išvykstate, pagal laiko juostą automatiškai persislenka visi jūsų darbai pagal tą vietovę, tai nereikia nieko keisti. Na ir rašau konsultacija, ten beginners, 1, sakykime, ar ne, ir paspaudžiu va čia išsaugoti. Išsisaugau. Na, aišku, čia aš išsaugojau praeičiai, ne tai padariau. Man reikėjo saugoti šiai savaitį. Na, sakykime, aš darysiu 18 valandą, kad jums geriau matytųsi, ne? Taip, čia beginners, 1, ar ne? Ir išsaugau. Dabar aš paspaudžiu ant jos ir galiu ją dar redaguoti. Čia nustatyta, kad 30 minučių prieš man ateitų pranešimas. Galima ir nusistatyti, kad daugiau. Na ir dabar mes spraktelim dar kartą, 2 kartus ir ateiname ant šito įvykio tokios išklotinės.
Tam, kad mums nereiktų eiti ir kiekvienai savaitį įsirašyti, mes atėję čia, jeigu norim, galim pasikeisti. Pavyzdžiui, mums labiau patinka čia spalva, sakykime, asmeniniam įvykiam žalia, darbiniam raudona, dar kažkas ir taip toliau. Ir va čia nustatyti, kad kartojasi kiekvieną savaitę pirmadieniais. Ir išsaugome. Ir dabar kas nutiko, kiekvieną savaitę jums ir kartojasi. Tada jūs žinote, kad kursas tęsiasi iki balandžio, sakykime, pabaigos. Tai jūs ateinate į šitą 29 dieną. Jau jeigu 29 diena, sakykime, paskutinė, tai tada jūs einat į sekantį pirmadienį, kada jau konsultacijos nebebus, spaudžiat 2 kartus ir padarot šitaip. Kurgi čia tas mūsų ištrinimas? Čia ištrinimas. Taip, paspaudžiat 1 kartą, spaudžiat ant šiukšlių dėžės, ištrinti įvykį ir mūsų paklausia, ar norit trinti tik šį įvykį ar visus būsimus. Vadinasi, toliau nuo gegužės 1 jau nebebus konsultacijų, nes mokotės tik 3 mėnesius. Tai šis ir būsimi įvykiai. Ir viskas. Toliau metuose jums šito įvykio nebėra. Pas jūs yra tik šitas. Gerai, toliau, sakykime, turite kiekvieną savaitę, ketvirtadieniais, nežinau, kažkokį tai sportą. Mes planuokim sekančią savaitę. Sportą, sakykime, ketvirtadieniais. Nežinau, joga 6 valandą. Joga. Vėl spaudžiu 2 kartus. Jeigu visą, dar pirmą išsaugau, spaudžiu 2 kartus. Jeigu man tas įvykis kartojas, sakykime, turiu kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną, galbūt kas 2, 3, ketvirtadienį ir taip toliau. Ir jeigu kartojas kiekvieną ketvirtadienį, tai ir spaudžiu kartojasi ir išsaugau. Čia galiu padėti, pavyzdžiui, gal adreso, gal dar kažko tai reikia. Išsaugoti, ane? Ir viskas turi šitą įvykį. Ir kartais, ir taip pat labai rekomenduoju jūsų laiko planavimui iš karto užsibukinti laiką ir mokymuisi. Tarkim, jeigu jūs žinot, kad čia visą laiką jūs dirbate, tai tiesiog ir darbas. Viskas. Darbo metu nieko negalite daryti. Gal pas jūs yra kažkokie pietus ir taip toliau. Tai toks, laiko ir savo darbotvarkės matymas, nes žinot, kai jūs matot tuščią, tai atrodo, kad galiu čia visko daug nuveikti, bet iš tikrųjų, jeigu yra tuo metu darbas arba jeigu yra tuo metu joga, tai aišku, kad jūs nei anglų kalbos, nei nieko kito į tą negalite įterpti. Tai šis dalykas yra labai svarbus, viską užsibukinti ir susiplanuoti, kur jūs jau laiko nebeturite. Taip pat aš gal rekomenduočiau jums susidėti, sakykime, ir kelionės į darbą laiką. Tarkim, jūs išvažiuojate 7:30 arba 7 valandą, kelionė, keliuosi. Ir padaryti, kad kartotųsi jums visada ir jūs tada žinosit, kad jau sakykime, darbo metu negalite jokių veiklų planuotis. Ir čia pasiplanuoti kelionę ir panašiai. Dabar kas dar yra gerai, sakykime, savaitgaliai, tai matot, kad, paprastom dienom, sakykime, jūs esate aktyvus iki 21, tai vadinasi tik tai čia ir galite kažką tai terpti. Žinot, laikas yra labai pamatuojamas resursas. Žinokit, kad viena šita dalelė yra viena jūsų gyvenimo valanda. Ir čia 3 valandų jūs niekaip neįtalpinsit. 3 valandas per 1 valandą nepasimokysit. Dėl to labai svarbu tą laiką skaičiuoti. Ir sakykime, jeigu jūs žinot, kad jums reikia 7-8 valandų mokymuisi, tai jūs turit jas kažkur ir išdėlioti. Gal pietus laisvesnius turit, aš čia sudėjau tokią dieną, kad su pietumis su visko, bet gal jūs ne taip dirbat, gal jūs dirbat pamainom. Taip pat rekomenduoju susidėti, nežinau, gal kažkokie gimtadieniai, gal išvykos, gal atostogos. Pavyzdžiui, mano atveju nuo 18 dienos, čia aš turėsiu kelionę. Man automatiškai atėjo, kadangi aš esu nusipirkusi skrydį, tai man jau mano kalendorijoje ir yra skrydžio laikas, įsideda automatiškai. Taip, ir sakykime, aš turiu nuo 20 dienos iki penktadienio turiu konferenciją, tai čia aš ją įsirašysiu, ir pasirašysiu konferenciją, ir įsidėsiu išsaugoti ir aš nusistatyti turiu laiką, sakykime, galiu parašyti, kad visą dieną.
Viskas. Ir man pasidaro, kad tai visą dieną, arba aš galiu ją tiesiog, su laiku, tiesiog, kai įrašiau tą konferenciją, galiu ją nepadaryti, kad visą dieną, bet galiu padaryti, pavyzdžiui, nuo 10 iki 18 valandos, ne? Ir išsaugoti. Na, ir aš žinau, kad konferencija. Ir tom dienom aš jau nieko negalėsiu daryti. Tai taip ir visus kitus įvykius. Ir pavyzdžiui, man reikia, nežinau, einu pas dantistę ir man jinai sako, po mėnesio ten trečiadienį ar gali. Einu ir pasižiūriu, ką aš veikiu trečiadienį. Aš žinau, kad trečiadienis laisvas, ketvirtadienį turiu jogą ir man jau nieko ten rašyti nebegalima. Taip pat labai gerai dėl to, kad galite dalintis ir su savo šeimos nariais, su savo komanda šituo kalendoriu. Galite ir vaikų, arba ten, vyro, sakykime, arba šeimos kitus įvykius, sakykime, mano sūnus gal pamiršta ten kažkur visada treniruotę. Tai aš pasirašau irgi primintuką. Tai ir jeigu, pavyzdžiui, jums kažkas pasikeitė, turit kažkokį susitikimą, sakykime, čia turiu dantų gydytojas, dantistė, pas dantistę turiu eiti, bet jinai, sakykime, raidė, ne? Taip, jinai man, sakykime, perkelė laiką, aš tiesiog iš karto nieko man nereikia daryti, aš galiu perkelti, taip, kur jinai man pasakė, aš vilkimo būdu ir perkeliu, viskas. Tai toksai paprastas naudojimas, bet kaip matot, labai realistiškai sustato į rėmus ir parodo, kiek realiai aš laiko turiu. Ir jeigu man reikia 10 valandų arba 8, tai aš žinau, čia darysiu, kada mano produktyviausias laikas, čia darysiu namų darbus gal, čia vakarais po valandą pasimokysiu žodžius, paskaitysiu, čia pasižiūrėsiu namų darbus, pasitikrinsiu kažką ir taip toliau. Ir iš karto tą laiką užsibukinkit tokiu būdu, kad pasidarot šitaip ir pasidarot, kad kartojas kiekvieną savaitę per 3 mėnesius ir po 3 mėnesių išbraukit, kad jau nebėra. Gerai? Tai tiek apie Google kalendorių šiam kartui.